Neturiu nieko. Brat, minė adik chleb. Blogėja. Koks tu gražus. Ir atvežiau, ką tik atvežiau į tos apartamentus. Tik nusisukau. Što eta? Kodėl jūsų berniukas šiandien be komentarų nuo ryto? Todėl, nes vėl kažkas netiko organizmui. Neturiu nieko. Brat, minė adik chleb kupiti. Ну да, я не cash. You accept card? Карту? Аdik chleb kupi, пожалуйста, ради Бога. А что ты не работаешь? Если будет работа, у меня ревматизма, брат. Эй. Брат, Богом не будет обманывать, так не скажи. Эй. Ты Бог веришь? А? Бог веришь? What means Бог веришь? Бог большой, брат. Не знаю. Я просто говорил, один хлеб купить и мне разборка делаешь. Нельзя так. Бог есть. Что ты мотоциклет? Ai, nudaviau aš sam. Čia nežinau, aš per geros širdies ar kas yra. Aš nežinau, ar jie meluoja, ar jie nemeluoja, bet jis tikrai gali dirbti. Biškiai už mane gal vyresnis. Vaidina. Bet, va, jį Dievas ir baus, nes aš jam parašiau, sakau, prisipažink prieš Dievą, kad man nemeluoja, kad negali dirbti ten ir kad mamai reikia. Taip toliau ir išverčiau ir pasakiau. Ir tipo skaityti nemoka. Ei! Bet jis norėjo eit kelis jau kartus, bet aš jam neleidau. Norėjau specialiai, kad prisipažintų. O tai ir gyvens tokį gyvenimą visą laiką, jeigu meluoja taip. Žodžiu, apsinuodėjau vėl kažkas netiko. Tai šiandien nekokią dieną. Išgeriau Red Bullio, biškį geriau. Nežinau kodėl, bet tiesiog instinktas sako Red Bullis. Tai išgeriau Red Bullio. Biškį geriau, bet vis tiek atrodo skrandį ir žarnas, taip va, su rankom. Taip va. Ai, dar ryte nebuvo taip blogai, bet kuo toliau, to blogiau. Tai einu, nežinau kodėl, bet man cukrus labiau padeda susitvarkyti šitose vietose. Tai pasimsiu vieną kokteilį ir einu dirbti. Šiandien nuo pusės 7 ar pusė 8 gyvas. O dabar jau pusė 1. Tai va. Jau visi. Tai žodžiu. Jau vakaras, bet bent jau man taip sunku filmuoti, ta prasme, toj papasakosiu. Nuo ryto blogėja, skrandį skauda. Ten išsituštino milijoną kartų. Galvojau gerai. Bet ne, nuvariau McDonald'ą keist, montuot video.
Blogiau, vis blogiau. Ir bandžiau būti BMN, be jokių preparatų, be nieko. Kažkaip įsigydyti. Ne. Nuėjau į vaistinę, papasakau, kas man yra. Davė vaistų iš karto, net neparėjęs prie kompo, nes palikau McDonald'ą. Palikęs McDonald'ą buvau žmonėm pasaugot, tai žodžiu, reikia nusiraminti biškį. Tai žodžiu, išgėriau, po to po 4 minučių ten davė elektrolitų, išgėriau tos. Ir ta prasme, po to paskaičiau, ką jinai man davė. Jinai man davė nuo širdies antibiotikų. Nuo širdies antibiotikų, plečiančių. Tai žodžiu, nuvariau valgyti, dar blogiau pasidarė. Dabar dar yra nutirpę viskas. Rankos, veidas nutirpę, kojos, viskas nutirpę. Jau vienu momentu tai net galvojau, amen kapų, tipo, kažkas negerai, tipo, visiškai, bet skrandis skauda, ten šone pilvas skauda, tai suprantu, kad čia apsinuodijau. Bet kuom apsinuodijau, aš net nesuprantu. Kuo aš galėjau apsinuodyti? Vienintelis dalykas alus buvo, nes vakar taip po tokios sunkios, šiandien rankas net skauda nuo to vairavimo. Vakar užvariau, davai, sakau, lidriuką. Kaip senam vilkui. Nu, tai žodžiu įpylė. Ir gali ten su savo sutrinom rankom, aš nežinau, gal su savo tom rankytėm, tokiom nešvariom paėmė tą bankutę. Kažką aš ten nuo jos pasigavau, aš nežinau, nes daugiau tai nieko. Čipsų valgiau. Ir sausainių, kurios sausainius valgiau prieš tai daug nevalgiau. Ir arbatos. Tai žodžiu, ant galo gavosi, kad ten... filmas čia belė koks buvo. Restorane kankinausi, ėjau smektos pirkti, smektą gėriau. Kankinausi ten. Nu, žodžiu, tas pats, kas dabar. Negaliu nusitikti vietoje, atrodo. Visą laiką noriu, kad judėtų kūnas. Ir nutirpęs visas ir nieko nenoriu, ir skrandis skauda. Bet gerą video sukūriau, man patiko. Man visai tikrai pirmas video, gal ne pirmas, bet šitas video visai patiko, ten jis ilgas, beveik 5 minučių ar kiek. Bet patiko pačiam. Daug tokio visko parodžiau, tai fainai. Tai va, norėjau tiesiog apšviesti apie dieną, kas vyko. Bet žodžiu, nieko gero. Nusipirkau vandens tik tai ir bananų, daugiau nieko. Nu ir smektas dar, aišku. Žodžiu, nieko gero, labai blogai jaučiuosi. Neatsimenu, kada taip blogai jaučiausi, žinokit. Tikrai neatsimenu. Nu, atsimenu, bet nenoriu sakyti. Vienas, bet tai ten išimtis, ten labai stipru buvo. Bet šiaip be to, tai neatsimenu, kada taip blogai buvo. Čiai. Hei. Labas, koks tu gražus. Labas. Sveiki. Esu gyvas ir lyg pasveikęs. Pasirodo, buvau dehidratavęs. Visai pamiršau, kad galiu dehidratuoti. Tai turbūt jau labai ant ribos vakar buvo, kad jau tirpo viskas, ir galva, ir rankos, ir kojos. Nu viskas tirpo, viskas buvo nutirpę ir net pirštus taip va traukė. Aš jau ten prisigalvojau, kad man insultas, kad man infarktas. Bet tiesiog didelė dehidratacija buvo. Pamiršau, kad taip būna. Tai prigėriau, belekiek pasidariau. Nu, turėjau elektrolitų nusipirkęs, bet po to dar pats pasidariau savo. Su medum ir druska. Tai šiandien kaip ir gerai viskas jau. Lygtais. Bet dar toks. Kūnas jautrus, keistas.
Ja, turiu draugą naują. Šitas gražus. Ui, pagavau. Šitas gražus, bet jis vakar, aš po to prisiminiau, jis vakar su draugeliu mane čia aplojo, kai buvau atvažiavęs, bet aš toks piktas buvau. Nu ir silpnas ir piktas, galvoju, dar čia lojo manęs, tai aš juos bet šiandien atėjo, va. Atėjai, ruda akį. Say hello. Say hello. Vakar dar buvo vienas bairis, kai aš tam, nu, man tai atrodo, tam lopui daviau pinigų ten kažkiek, gal 3 larius kokius. Ir po to buvau išėjęs aš kažką ten iki moco vėl. Neatsimenu, ar vaistų, ar šaukštelį, man atrodo, įsimaišyti vaistam. Ir, žodžiu, nuėjau susirietęs, einu. Ir diedukas prie to McDonald'o, bet toks senas, nu jau aš nežinau, gal jam 7 metų. Ir jisai man pamagyti. Nu, supratau, kad pinigų prašo. Aš dar pradžiai sakau, no cash, no cash, viską sakau, atidaviau kitam ir viduj galvoju, nu blemba, tam lopui daviau. Nes aš tikrai galvoju, kad jis man melavo ir taip toliau. Ir galvoju dabar jam, o jam tai tikrai reikia. Tai ir prisiminiau, taigi, kad pitaką turiu, galvoju, duosiu pitaką. O pidisas yra žalios spalvos, pitakas ir 20 yra tokios raudonos spalvos. Nu, kažkaip panašios spalvos. Įsitraukiu aš tą piniginę, traukiu tą raudoną pinigą, pasižiūriu 20 eurų. Oi, 20 larių. Tai čia 7 eurai kažkur. Nu tai ką, nu tai daviau aš tam dedukai tą 20 larių. Sakau, imk. Tai toks netikėtas prisigavimas, bet gal ir geras prisigavimas. Įeina išeina tie pinigai vis tiek, gal jam pravers labiau. O tu čia kai toksai jaunas dar viskas. Tai va, toksai nesusipratimas, bet tuo pačiu ir geras darbas. Tai va, eisiu pavalgyt, pabandysiu. Ir reikės varyt. Reik varyt iš čia. Не, ты сам. Не снимаю? Просто пошаудит. Эй! Найс! А какой калибр это? 12. 12? Да. Что у тебя там? Убавь, что ли? Да. Ну Фотки хочешь? Давай фоткаемся. Черт с ним. Потайки выше. 30 метров. А это знаешь, что такое? Ну, как воров. Павление. Павление. Полос. Да. Я не знаю. Не. А вот, держи. Так фоткуй. Это фотки, да. Спасибо. На это будет напоминание. Да, вот. А какое имя? Это что? Армсан. Армсан? Да. 612. Длинный ствол у нее. Дальше бьет. Далеко бьет. Окей.
Oi, savo nemeluosiu, net nesitikėjau tokio šūvio. Toks prikolas buvo geras. Iš 30 metrų nepataikiau tiesiai į bankutę, bet prie pat. Tai neblogai sako. Čiau! Taip, va, netikėtai visiškai. Prilėkė, pradėjom šnekėti. Sako, ateik, pabandys. Žiauriai patiko. Man kartais aš žiūriu video amerikonų, kai ten šaudo. Tai belekai patinka, norėčiau aš irgi, bet brangu labai. Varysiu šiandien, kur Artūras man parekomendavo miestą, tokį miestelį, ten kalnai turėtų būti gražu. Ir tikriausiai čia uždarysiu savo kelionę. Nes jau gana. Yeah. Fuck, so sorry. Man, what the fuck? So sorry, man. So sorry. Fuck. How are you feeling? Lay. Rest for a second. Oh, Give man. me the adrenaline. Check for a second. Fuck. Man, You are going so fast. You go so but fast. he's too. on the other lane. Yes, He's in because the the road too, is very but bad. you too. But okay, I'm in man, the wrong. man, I it's your problem. Yeah, I apologize. But how? I'm on my lane. I'm Yes, going yes. fast maybe, but I'm on my lane. There is But I'm on my lane, man. very bad. The road is Fucking very bad. hell. But how are you? How are you physically? This is not about how it is. It's about how are you? Good. Because that's the most important thing, you know. How's I the know, body? I know, if man. the body is fine, it doesn't matter, you know. We can fix everything, what's broken, whatever. That's not important. How are you? I know. I'm saying I'm good. I'm Okay, good. then in that case, it's only damage for the thing, you know. Don't worry. Are you sure it's not the adrenaline? I don't know. I just hit it this part and this part. Thank God, man. Thank God you are okay, really. My balls. My biggest was balls. They hit the ball. Yeah, okay, sure.
Don't worry, don't worry. I have full insurance as well, so as long as the body is fine, that's the most important thing. Ai, tu nu va sakau, daunai, kitoj eilėj važiuoja, visiškai kitoj eilėj. Problem? Crash. He was on my side. Oh. Viskas baigėsi atostogos. Ratlankis sulankstytas, padanga sulankstyta, šakė nubraukta, šitas tas. Tempas suvaryta į vidų. Where are you from? Lithuania. Kaip iš tikro čia liūdnai galėjo baigtis, tai aš negaliu patikėti. Nes mes susidūrėm maždaug... Aš net neatsimenu dabar. Šičia, ne. Jo, šičia, kad aš išlindau čia ir jį pamačiau čia. Jisai čia buvo. Ir čia susidūrėm. Ir čia galėjau nulėkti. Čia tai būtų šakės. Žodžiu, atvažiavo policija, dabar čia aiškinsimės, kaip ką reikia padaryti, nes mano mocas nevažiuoja. Tai reikia dabar dar nusigauti iki jų tos departamento, surašyti protokolą, bla 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 bla. Tada ten su jo to draudimu kažkaip, kad nutemtų, neįsivaizduoju. Neįsivaizduoju, kaip viskas bus, atrodo viskas labai sudėtinga, dar ypatingai čia Gruzijai. Tai... Bet jo, tikiuosi kažkaip išeisiu. Georgian style. Этот надо. Ну я не знаю. Ერთი გავუკეთე, ერთი შენს დაზღვეული იქნებით. ხო რა. Ты не надо. Оп. და ადინიშო ლუჩებოდით. Да. Kind of exam at the, or not an exam, but a kind of check that you're really. Nu, šiek tiek apšviest apie padėtį, tai šiaip pasitaikė ir normalūs tie... What the fuck? Pasitaikė normalūs tai truputį apšviest padėtį, tai pasitaikė ir normalus vairuotojas, kuris buvo iš Olandijos ir gyvenantis Tailande, tai ten žodžiu rūpinosi manim, viską buvo iki galo, kol viską sutvarkėm iki nakties. Pavalgėm kartu, aišku, pavaišino jau valgio, nes vos neužmušė. Bet jo, nu ta prasme viskas kaip ir gerai. Oficialumo čia Gruzijoje nu labai mažai ir
čia jau kaip ir prisigavo per telefoną, kad baigėsis kasko draudimas tai mašinai, su kuria buvo avarija, nors jie užsiiminėja nuomą, mašinų nuomą. Tai, nu aišku, ten naujos detalės kainuoja labai brangiai ir plus čia pas jos nėra BMW dalių, tokiem motociklom kaip mano. Tai viską apsunkina, visą padėtį apsunkina, tai nu labai jie čia labai rūpinasi, bando pasirūpinti, kad tik tai galėčiau važiuoti toliau, pasižiūrėsim kaip piniginiai ar finansiškai atsiskaitys, nu kaip atsiskaitys, nes vis tiek kalbėjom, kad reikės atsiskaityti, nes netaisys man plasmasuje. Tai vakar parsivežė mane į to nuomininko namus. Tai ten pramiegojau naktį, pas turbūt net jo pačio lovoj, ten kur ir mama gyvena, ir žmona, žodžiu. Tai šiandien vežiojosi mane čia tą ratą tvarkyti, nes negauna naujo, tai nori atlankstyti tiesiog. Tai žodžiu, pavargau, aš sakau, duokit man pailsėti, nes aš miegojęs 3 valandas vakar pirmą nakties mane paėmė tralas, kuris vežė iš ten aukštai kalnų prie sienos, prie Abchazijos ir turėjom važiuoti į apačią ir tada iki pat Tbilisio. Tai iki Tbilisio ten gavosi, aš nežinau, visas kilometražas gal kokią 500 km, bet keliukai, ta prasme, tokie, tai užtrukom mes ten 7 valandas važiuoti, atvažiavom čia į Tbilisį. Kada? 7 ryto? 7 ryto pamiegojau, 3 valandas važiavom čia tą ratą, nuiminėjom, taip toliau. Norėjo, kad būčiau viską matyčiau. Sakau, nu ką man čia reikia. Jau ir taip neoficialiai viską darom, tai tiesiog sakau, padarykit, po to atsiskaitysim ir viskas. Ir sakau, ir mes kalbėjom telefonu, sakau, kad man kompensuos, tipo, jie buvimą Tbilisį, nes, nu vis tiek, čia ne mano kaltė, ne mano avarija. Tai jo, bet iš pradžių pas jį nuvežė, ten pamiegojau, po to sakau, taigi sakė, kad finansuosi, tai sakau, aš norėčiau kažkur privačiai pabūti, prasme, ir pamiegoti, normaliai pailsėti. Tai sako, po to sako, gerai, jo, ir sako, nuvešim tave į apartamentus. Ir atvežiau, ką tik atvežiau į tos apartamentus. Ir jo, ir dabar eisiu ilsėtis tiesiog ir lauksiu žinių iš jų, kaip jiem ten seksis. Tikiuosi viskas bus gerai, viską išeis sutvarkyti, atsiskaityti normaliai, kad nebūtų nei vieniem, nei kitiem blogai ir varyti namo, nes jau pavargau nuo šitos kelionės labai daug niuansų, tai va. Atvežė apartamentus. Ne, juokauju dabar, pažiūrėkit, iš tiesų iš lauko taip atrodo, bet esu maloniai nustebintas, nes viskas naujai padaryta. Atidariau langinės, šiaip buvo užrakinta, tai šiaip viskas labai fainai. Gerus tikrai namus gavau, viskas nauja, kvepia. Ten sakė draugas jo, čia sakė draugo jo, tai žodžiu, jisai Vokietijoje gyvena ir tikriausiai čia ruošiasi tą būstą kažkam ar nuomą ir pats savo, bet ir langinės atsidaro į laiptinę. What? What, kaip lievai? Kaip baisiai lievai? Nu gerai, šitą pusę lievai. Čia jau paliksim uždarytą. Būna kartais tų būstų su tokiais langais. Retai, bet būna, kam nepasiseka. Bet ten į gatvę atsidaro. Tai viskas liuks, viskas fainai. Viskas yra, ko reikia. Net rūbus eisiu išsiplaut, nes irgi viskas yra. Net Dysonas yra. Tai viskas kaip ir gerai. Pats sveikas, biškis skauda šitą. Čia biškis skauda, nes čia ir kalė mano daugiausia šitą pėdą. Čia biškis skauda, čia nubrūžino, čia biški nubrūžino. Bet šiaip tai
labai laimingai ir labai viskas gražiai. Tai ir beje, jau tokius pusryčius paruošė šiandien. Jau tikrai, jau kaip karalius atsikėliau, aš net nemačiau, jau po to sakau, davai, einam šnekėti, nes nežinau iš pradžio, kaip ten bus su jais. Tai ir po to atsisuku, sako, pusryčiai ir ten visko buvo, visko, grinai gruziniškas stalas pusryčiam toks. Tai labai fainai buvo, susipažinom ten su mama. Žodžiu, viskas gerai einasi, tikiuosi daugiau nebebus tokių begrįžtant nutikimų. Ir nežinau, aš tai saugiai važiuoju, aš bet kokiu atveju važiavau savo pusę ir dabar čia bijot važiuoti toliau su motociklu, tikrai nematau reikalo, tai tikiuosi nepasitaikys daugiau ir net nežinau. Net nebežinau, ar noriu keliais važinėti čia tokiuose tolimuosiuose tuose ir reikia eit barzdas susitvarkyti, nes kažkaip lievoje atrodo. Tolimuosiuose tose šalyse noriu taip važinėti keliuose, geriau gal bekeliuose. Tai va, toks update'as, nežinau, eisiu nusimaudyti ir gal eisiu miegot. Nežinau, ar noriu. Tai va, trumpas update'as, psio. O Gočia netoli gyvena, tai užėjau pasisveikinti, papasakau, kas buvo. Lukas, Yes. будешь кушать? Не, я будет ресторан. Ресторан? Да, авторесторан Фигас и так далее. No? Не будешь? Не, спасибо. Я тоже хай и все. Тыкнулся, сука. Что это? Что? Будённик. Немножко покушать. Не, я будет ресторан, но 10 минут before. Да. Jau. Kaip ir lygtai sutvarkė, kaip suprantu, ratą. Atvažiuos manęs paimti, važiuosim apžiūrėti. Spręsim klausimą ir gal šiandien išjudėsim jau. Tai va, turėtų už 10 minučių atvaryti. Ir jau... Nu ką, atvažiavom. Eisim žiūrėti, eisim kalbėti ir žiūrėsim, kas bus. Обязательно. Давай, подпиши. Tai деньги. I need passport. Passport. To write down. Пиздача, kurva. You started this, not Man, how I started? Tell me. you start.